Dar ir praeitą savaitę netgi turėjau tokių situacijų, kur žmogus ar dėl rūkimo, ar dėl kažkokio nelegalių steroidų vartojimo sako, gydytoja, galit nerašyti man į ją sveikatą. Tai reikalas tas, kad niekas ten toje sveikato, jokie giminės, niekas nematys tos informacijos. Kiek hormonai reguliuoja mus? 50% mūsų sveikatos ligų priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo. Miegas. Trečdalį gyvenimo pramiegam. Jisai turi būti svarbus. Mityba. Prasto kuro į automobilį nepilam, tai kodėl dedam į save visokias nesąmonės? Labas draugai, nebūsiu kukli, jei pasakysiu, kad šį pokalbį privalote pažiūrėti kiekvienas. Nes pas mane svečiuose gydytoja endokrinologė Ieva. Ieva, visų pirma, noriu labai tau padėkoti, kad atradai laiko savo grafike, nes žinau, kad esi labai paklausus gydytojas ir labai užsiėmęs žmogus, tai esu labai dėkinga tau, kad esi čia ir atsakysi mums visus klausimus, kurie rūpi ir man, ir žinau tikrai, kad rūpi mano auditorijai. Bet visų pirma, noriu tavęs paklausti, tai kas yra ta endokrinologija? Kas yra ta endokrinologija? Tai visų pirma, ačiū tau, kad pakvietei ir taip gražiai pristatei paklausus gydytojas. Tai ačiū tau labai už įvertinimą. Tai endokrinologija yra mokslas apie vidaus sekrecijos liaukas. Turbūt nelabai kam aišku po tokio pasakymo. Skamba negražiai, vidaus sekrecijos liaukos, kažkas ten viduj kažką daro. Endokrinologija yra mokslas apie hormonus, o aš esu hormonų seklys morka. Aš padedu suprasti žmogui, kur ten koks hormonas, su kuo yra, ką jisai veikia, kas tas tiroiditas, kas tas tiroksinas, kur ta kasa, kas tas insulinas, žodžiu, jeigu tai paprastai, tai nutukimas, viršsvoris, mėnesinių ciklo sutrikimai, skydliaukė, antinkščiai, insulinas, kasa, žodžiu, viskas, kas gamina hormonus, yra mano sritis. Viską, ką jūs esat girdėję, iš esmės, bet viskas skamba kaip keiksmažodžiai. Taip, labai daug. Jeigu man reikėtų apibūdinti, kas tai yra endokrinologija, aš sakyčiau, čia toksai mistinis mokslas apie dalykus, kurių niekas niekada nematė, hormonai. Bet girdėjo kažkur. Visi apie tai girdėjo, visi jų bijo. Manau, šitoj temoje yra labai daug mytų. Labai daug. Ir svarbiausia, kad šitie maži nenaudėliai, atrodo, reguliuoja visą mūsų gyvenimą. Jie reguliuoja mūsų svorį, mūsų išvaizdą, mūsų elgesį, mūsų charakterį netgi kartais atrodo, ne? Tai kažkokie tokie maži dirigentai, kurie įtakoja visą mūsų gyvenimą. Kas tai yra hormonai pagal tave? Hormonai, tai labai gerai pasakei nenaudėliai, bet reikėtų turėti omeny, kad tiek trūkumas tam tikro hormono, tiek jo perteklius yra blogai ir nėra nei vieno hormono blogo. Visi yra reikalingi. Būtent. Ir jeigu kažkurio nebus arba bus per daug, tada bus išsibalansavimas ir tada gali išsivystyti liga. Ir negalim sakyti, kad jie nenaudėliai, kada jie yra tingus, arba jie nenaudėliai, kada jie yra per daug aktyvus. Kaip ir visur gyvenime, turi būti tas balansas. Tai hormonas yra, baltymas, baltyminė cheminė molekulė medžiaga, kuri mūsų liauka pagamina ir tarkim, pavyzdys apie insuliną, taip, kai mes suvalgom kažką saldaus, mūsų smegenys, taip pat ir skonio receptoriai, taip pat ir gliukozės kiekio koncentracija kraujyje padidėjimas siunčia signalą kasai, kasa, pavojus, cukrus didėja, jinai pradeda kaip fabrikėlis gaminti daug insulino. Ir insulinas yra tas hormonas, kuris pakliuvęs į kraują, tarsi už rankyčių paima gliukozę, ją surenka, supakuoja ir nuneša ten, kur reikia, į raumenis, į kepenis ir riebalinį audinį. Tai žodžiu, jie yra tokie kaip pasiuntinukai, kurie turi vieną pagrindinę funkciją, jeigu taip galima sakyti, ir dar kelias papildomas funkcijas. Tai pavyzdžiui, insulinas, jisai pasigamina tada, kada daug cukraus kiekyje, kada daug kraujyje cukraus, ir jisai tą cukrų surenka už savo rankyčių, jį prikabina ir nuneša ten, kur reikia, kad būtų pastovus normalus gliukozės kiekis kraujyje. Ir iš tikrųjų, man asmeniškai visada, atrodo, kad hormonai tai yra tiesiog medžiagos, kurios padeda mums reguliuoti visą tai, kas vyksta mūsų organizme, kad mes būtume prisitaikę prie to gyvenimo, kurį gyvenam. Ir man atrodo, kad hormonai išsiskiria kaip reakcija į tai, kas vyksta. Arba į tai, kas suvalgai, arba į tai, kas vyksta aplinkoje. Tai, pavyzdžiui, kaip streso hormonas,
kortizolis. Ir norėčiau apie tos hormonus ir pakalbėti, nes tie tokie žodžiai - kortizolis, insulinas, jie kartais yra sinonimai kažko blogo, kas iš tikrųjų taip ir nėra. Ne, jie mums yra reikalingi, jie yra svarbus. Svarbiausia, kodėl norėčiau apie tai pakalbėti, yra dėl to, kad tikriausiai, kai aš save pažįstu savo kūną, suprantu, kas ten vyksta, tai esu labiau draugiškai nusiteikusi ir į save, negalvoju, kad mano kūnas yra priešas, taip, kad mano hormonai man yra priešai ir tada galiu juos irgi reguliuoti, įtakoti. Ieva, sakyk atvirai, kiek mes reguliuojam hormonus? Kiek hormonai reguliuoja mus? Kaip ten yra? Čia turbūt nėra atsakymo į šitą klausimą. Šiaip gal apie sveikatą, apie viską. 50% mūsų sveikatos ligų priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo. Tai aš galėčiau pasakyti 50-50 ir tai jau yra pusė visko, ką mes galim reguliuoti. Tai gal 4-5 pagrindiniai dalykai, ką aš visada sakau. Miegas, trečdalį gyvenimo pramiegam. Jisai turi būti svarbus. Mityba. Prasto kuro į automobilį nepilam, tai kodėl dedam į save visokias nesąmonės. Fizinis aktyvumas, kūnas yra sukurtas judėti, ne tik ten, pavyzdžiui, vieną kažkokį sportą judėti, pasilenkti, pakelti, pastumti. Ir 4 dalykas - emocinė gerovė. Jeigu mes miegosim gerai, valgysim gerai, sportuosim, bet turėsim kokį tai toksišką bosą darbę, kažką, žmogų, kuris mus ės visą laiką, tai sugrius visas tas pamatas. Ir jeigu nėra šitų 4 dalykų, tai galvot apie hormoną, kažkokį papildą, dar kažką, nu čia jau yra tas tokių sliekų ant asfalto ieškojimas, kaip aš sakau, kol yra nesutvarkytas gyvenimo būdas, nes labai daug ligų kyla iš prasto gyvenimo būdo, prasto maisto. Ir aš tau, žinai, pritarsiu, nes mes turime pasaulyje, jeigu aš neklystu, 2 milijardų žmonių su apkūniu, su viršsvariu. Greičiausia tai, bet diabeto mes turim 750 milijonų žmonių. Ar turėsim ateity, žodžiu, va šitą 750, ar 25 turėsim, taip baisu. Dar žinai, kai ruošiausi mūsų pokalbiui ir kalbėjau su žmonėmis apie hormonus, man buvo įdomu sužinoti, ką jie ten galvoja, žinai, vis tiek aš turiu medicininį išsilavinimą, tai aš kitaip žiūriu, aš iškart draugiškai žiūriu. Tai dauguma sako tokias frazes, kad hormonai tai visada svoris augs, nesvarbu koks hormonas, visas svoris augs, ir čia yra mitas visiškas. O antras dalykas, žmonėm atrodo, kad jeigu tau gydytojas išrašo kažkokį tai hormoną, nu jau prireikia, nesvarbu kokį, tai čia yra kaip nuosprendis visam gyvenimui. Ir ta pakaitinė hormonų terapija yra labai tarsi baisus dalykas kiekvieno gyvenimo. Ir man atrodo, tai yra ir priežastis, kodėl galbūt ir pas tave žmonės kai kurie nedaeina tiesiog. Nedaeina. Taip. Ir čia aš norėčiau pabrėžti tai, kad tu jau pasakėjai, bet gal tu išvystysi tą temą, kad svorio kontrolė turi labai didelę įtaką. Ir galbūt netgi kažkurio etapu mums reikalingi yra hormonai, kaip vaistai. Bet svorio kontrolė gali padėti mums grįžti į normalų, sveiką gyvenimo būdą, netgi jeigu šią akimirką atrodo viskas subirėjo. Ar aš esu teisi? Teisi. Tai vat, kadangi aš daugiausia pacientų turiu su skydliaukės ligom, pagrindinis skundas svorio augimas, nuovargis. Ir kaip žinia, skydliaukės ligom dažniau serga moteris. Tiesiog toks paplitimas, mes genetiškai linkusios turėti skydliaukės ligų. Ir kada yra sulėtėjusi skydliaukė, hipotirozė, pradeda lėtėti medžiagų apykaita, didėti gliukozė, cholesterolio apykaita trinka, auga svoris. Ir žmogus išgirdęs žodį hormonas, tai ką man čia dabar tą tiroksiną reikės gerti, taigi priaugsiu svoriu. Kas yra atvirkščiai? Kas yra atvirkščiai? Auga svoris tada, kada trūksta skydliaukės hormono tiroksino. O labai įdomus dalykas, ką pats žmogus pastebė, gydytoja man paskyrė hormoną ir aš per mėnesį nuo vaisto dar priaugau. Tai taip, nes tik mėnesis praėjo, mažiausiai 3 mėnesių reikia visų pirma kokių 6-8 savaičių, kol patys hormonai normalizuojasi paskyrus vaistą. Ir dar kokių 3-6 mėnesių, kol pati savijauta organizmas, kaip aš sakau, užsikūrė vėl medžiagų apykaitą. Tai tas hormono, aš nežinau iš kur, čia gal iš maisto pramonės, arba iš tų steroidus vartojančių vyrukų, kad maždaug hormonas, tai jau čia užaugs tas didelis viščiukas, broileris, toksai su daug, kaip sako, vištiena ant hormonų. Tai,
tai iš dalies yra tiesa, nu taip maisto pramonė daro šitą dalyką, bet su žmogum tai yra visiškai kitaip, mums reikia kiekvieno hormono, bet mums reikia jo optimalios koncentracijos. Ir tu dar užsiminė apie tą pakaitinę hormono terapiją, tai gal čia labiau prie menopauzės, kada kiaušidės natūraliai tiesiog išsenka jų funkciją ir jos nustoja gaminti estrogeną. Tai čia jau kita tema, bet šiaip hormonai, jie mums yra reikalingi. Ir mums mes be jų neišgyventume tiesiog niekaip. Be insulino, pavyzdžiui, niekaip neišgyventume. Taip, o visi galvoja, kad insulinas labai yra blogai. Nu, dėl jo mes turėjom, ne? Nu, žodžiu, reikalas tas, kad diabetu, ypač pirmo tipo diabetu sergantis žmogus, jisai be insulino neišgyventų, nes kiltų iki nežinau, nu ne iki begalybės, bet iki tam tikros ribos cukrus, ko pasiekoja koma, ko pasiekoja mirtis ir tai gali labai greitai išsivystyti. Bet sveikam žmogui ne pats insulinas problema, bet jo šuoliai ir audinių atsparumo vystymusi insulinui. Va šitas dalykas. Taip. Ir ta ilgalaikiai perspektyva. Ilgalaikiai. Taip. Klausyk, o ką tu galvoji apie Ozempiką? Ir madą. Dabar, kas nežino, paaiškinsiu, tai yra šiuolaikinis lieknėjimo būdas. Lieknėjimo būdas, na. Nesveikas, net tikrai nerekomenduoju. Tai Ozempikas, tai čia yra firminis pavadinimas, šiaip tai yra, jeigu taip mediciniškai, GLP-1 glucose-like peptide 1, prie į gliukozę panašaus peptido besikabinantis, žodžiu, tas dalykas. Tai reikalas tas, kad Ozempikas yra vaistas, kuris yra kartą per savaitę leidžiamas į paodį. Ir pagrinde mes Lietuvoje įstatymiškai turime jo rekomendacijas, reglamentą gydyti tik tai diabetu sergantiems žmonėms. Kol kas Lietuvoje indikacijų pagristų moksliškai, įstatymiškai ir kaip kitaip, skirti jį viršsvoriui ar nutukimui mes dėja neturim, bet jau būtų visai gerai turėti šitas indikacijas. Taip, žinok, aš norėčiau, tą temą paliesti plačiau, nes Ozempikas tai yra viena dabar tiesiog populiari tema. Tik tokią mačiau, kad ten žmonės crazy. Bet yra dar kita sritis, tai yra visi fitness pasaulio atstovai, sakykime, prie kurių, aš esu prisilietus, tai žinau ne iš nuogirto apie visą tą istoriją su masės auginimu, su raumenų masės auginimu, su tuo, kaip žmonės paviršutiniškai žiūri tos dalykus, tarsi hormonai, tai yra tikrai, nežinau, kažkokia tokia nekalta medžiaga, kuri man padeda, pavyzdžiui, lieknėt, arba užauginti raumenų masę, arba sulieknėt ten greičiau, arba būti sausam ir ten dar kažkas, ne? Kiek tai yra pavojinga sveikatai? Kiek tai yra pavojinga sveikatai, tai visų pirma gal klausimas, kiek tai yra legalu taip daryti. Tai yra nelegalu. Bet iš kitos pusės aš suvokiu, kad žmogus, kuris pasišventė sportui, kuriam, nesvarbu, visi kiti dalykai, legalu, nelegalu, jisai tokių rezultatų, bet tam tikrų cheminių preparatų nepasieks. Tai aš tikrai prisipažinsiu, turiu turėjus ir ne vieną žmogų, kuris ir steroidus vartoja, ir diuretikus, ir šlapimą varančius tenai visokių mitų. Tai reikalas tas, kad paskui reikia labai taisyti tą sveikatą. Ir jūs visą laiką įsivertinkit, ar jūs norite eiti šitų kelių, ar jūs norite tiesiog pasižaisti. Labai ta riba tarp profesionalaus sporto, aišku, ten yra dopingai, antidopingo agentūros, visi kiti dalykai, bet aš kaip gydytoja, aš visada žiūriu, kaip padėti žmogui čia ir dabar, ką aš galiu dabar jam padėti, kad, pavyzdžiui, kad ir tas pats testosterono perteklinis vartojimas, jis yra susijęs su prostatos vėžio rizika, per didelis testosterono kiekis susijęs su prostatos vėžio rizika. Po to didėja estrogeno kiekis, daugiau testosterono, daugiau estrogeno, nes aromatizacija. Kūnas bando pats išreguliuoti cholesterolio apykaitą, kepenų fermentų pokyčiai, žodžiu, uždegimai visokie. Ir reikėtų pagalvoti, ar tikrai verta. Aš čia norėčiau, pažymėti tokį dalyką, kad hormonai, kad ir kokį mes vartotume ir kad ir dėl kokios priežasties, jie nėra kaip atskiri kažkokie elementai, taškiškai veikiantis. Jie visada yra sujungti su kitais hormonais. Tai yra sistema. Vienas reguliuoja kitą, įtakoja trečią ir tai yra sistema. Dėl to naudodami vieną ar kitą hormoną, be tam tikros realios priežasties, mes tiesiog išbalansuojam visą kūną.
Ir tai yra labai svarbu apie tai kalbėti, nes aš dabar dirbu, žinai, daugiau su emocinė būsena, su mąstymu. Ir šitie dalykai, kai žmogus, grubiai tariant, sąmoningai kenkia savo, vardan kažkokio tai fasado, tai irgi nerodo iš tikrųjų sveiko ryšio su savo kūnu. Tai yra iškreiptas kažkoks savęs matymas. Aš tarsi, žinai, žmogus yra pasiryžęs paaukoti labai daug. Savo sveikatą, gerovę, taip, ateitį tam tikrą prasme, vardan to, kad dabar atrodytų gerai. Ir tai tikrai yra problema, apie tai reikia kalbėti, manau, labai svarbi yra tema. Taip, tikrai taip. Ir dar vieną tokią alegoriją. Prisiminiau, kad, kaip tu ir sakei, vienas hormonas nėra tik tai tiek, kad vieną mes kažką keičiam, kažką darom, jeigu tai, tarkim, tiroksino trūkumas, žiūrim visada geležį, žiūrim kitus dalykus, žodžiu, ne tame esmė, bet perpildyti, kad būtų taip paprasta, kad mes tuos hormonus, įsivaizduok, 40 litrų automobilio kuras, mes galime pilti 40, bet jeigu mes pilsim 60, išbėgs pro šonus tas papildomas 20 litrų, lygiai taip pat ir su hormonais, kiek mes per daug prikišam į save, kad būtų taip paprasta kaip automobilį, kad išbėgtų lauk kažkur tas perteklinis testosteronas ar kitas dalykas. Ne, jisai padaro žalą. Tai taip paprasta nėra, dėl to mes ir mokomės gydytojai 11, 15, 20 metų, kiekvieną dieną, ketvirtadienį turėjau konferenciją nuotolinę. Kiekvieną kartą mes mokomės ir kiekvieną kartą kažką naujo sužinom, vis naujų atradimų. Ir čia tikrai nėra taip paprasta, kad mano kaimyniai Zosytei padėjo, arba nepadėjo ir man padės. Tai čia tiek daug mitų tikrai sklando, reikia edukuoti, kad žmonės kreiptųsi į specialistus, o ne užsiimtų savigydą. Tai jeigu žmogus į tave kreipiasi, ar tai reiškia, kad jis visą gyvenimą privalės gerti tos hormonus, jeigu jų kažkaip neužtenka? Kažkokio vieno ar kito, nežinau, kokiu pavyzdžiui, skydliaukė. Žiūrint, kokia priežastis, tai aš galiu pasakyti, kada ne visada reikia tą hormoną gerti. Tarkim, yra tokia praeinanti, kaip aš sakau, nėštuminė hipotirozė. Nes reikalas tas, kad kai moteris pastoja dėl progesterono, dėl kitų nėštuminių hormonų, skydliaukės kraujotakos suaktyvėja ir jinai automatiškai pradeda gaminti daugiau tiroksino. Gamina tiroksiną, nes ne tik moteriai reikia tiroksino tuo metu, tuos 9 mėnesiusgi čia atominiai procesai gimdoj vyksta. Vystosi nervai, galūnėlės, akytės, stuburiukas, visi kiti dalykai ir medžiagų apykaitos reikia greitesnės, reikia daugiau įsiurbti geležies, reikia daugiau vitamino D, tai yra padidėja poreikis hormono. Tai jeigu mes pradžioje nėštumo neturim tam tikro hormono, tiroksino tam tikroj riboj, mes laikinai, nesant ligos, galim paskirti jį. Po gimdymo mes iškart nutraukiam ir tada kartojam hormonus, žiūrim, kaip skydliaukė pati vėl užsivedė ir atsistatė, nes tai yra visiškai natūralus procesas ir tikrai tas hormono paskirimas vienu ar kitu metu, nereiškia kažkokio nuosprendžio. Pavyzdžiui, jeigu žmogus guli stacionare, tai reiškia ligoniniai ir jo laukia kažkokia sunkia operacija arba karščiavimas. Ir nepakanka jau sukoreguoti cukraus kiekio vaistais, tais peroraliniais, tai yra tabletėm, geriamais vaistais, tai laikinai galima paskirti insuliną. Tai ir turime tikrai daug tokių situacijų, kur tas gydymas hormonais yra laikinas. Tikrai čia nėra kažkoks nuosprendis, bet jeigu kalbant apie tiroksiną ir hipotirozę, tai dažniausia jau ilgam laikui reikės tiroksino. Bet vis tiek, kiek aš suprantu, tai gyvenimo būdo keitimas turi labai didelį įtaką. Taip, labai didelį įtaką tikrai gyvenimo būdo keitimas. Nužiūrint vėlgi, kokiam tam hormonui ir kokiai lygai. Kokie dažniausiai pacientai jau sakei, kad su skydliaukė, o antroje vietoje? Skydliaukė yra mėnesinių ciklo sutrikimas. Tai gal skundais neligom. Nuovargis, slenka plaukai, mieguistumas, svorio augimas. Dar labai sako, tempia prie žemės. Ir tas pateisinimas, kad 3 šunys, 2 vaikai ir dar vyras. Tai čia moterų pateisinimas, kodėl aš jaučiuosi nuvargus. Nėra gerai būti nuvargusiam ir reikia tada ieškoti tų priežasčių. Aš, prisimenu, nes turiu klientų irgi, kurie ateina, jau po tavęs pas mane ir labai dažnai girdžiu tokią frazę, kad kol nevartojau vaistų, tai aš galvojau, kad viskas su manim okei. Taip ir turi būti. Bet kai pradėjau ir pamačiau tą skirtumą, supratau,
kiek pasikeitė gyvenimas, ką reiškia iš tikrųjų. Nušvito, rainbows ir unicorns, žinai, čia kaip, nušvinta pasaulis, tai va šitą dalyką. Spalvom. Taip, aš šitą dalyką matau, kaip, pavyzdžiui, ateina moteris ir merginos su gausiom mėnesinėm, pajuoda pakeisau, sodas lenka plaukai, nerandu ką, gydytojas sako, viskas ok, tai pasidarom feritinas, kaip aš sakau, žemiau plintuso 5-6 mikrogramai litre, pasiskiriam geležies lašinę, surandam priežastį, ar tai nepakankamas suvartojimas, po 6 savaičių sako gydytoja, tai čia yra normalu, kad aš taip jaučiuosi, aš sakau, taip, tai yra taip jūs ir turit jaustis normaliai. Bet vėlgi ta norma, jinai yra tokia sąlyginė. Jeigu žmogus dirba 9 to 5, kaip aš sakau, ofise mažai juda, jam tos geležies gal mažiau reikia, mažesnė raumeninė masė, mažesnis fizinis aktyvumas. Jeigu žmogus bėgioja maratonus, kasdieną po 40 km prisuka ar dviračių, ar rankojyčių, tai jam jau jo norma bus truputėlį kitokia. Mes ir į tai turim dar atsižvelgti, nes visa ta statistika, jinai paimta nuo 18 metų paauglio iki 85-90 metų senyvo amžiaus žmogaus. Tai vat tame tokioj plačioj normai mes turim surasti, ar mums mažiau reikia kažko, gal mums vienu gyvenimo periodu reikia daugiau, o gal mums dar daugiau reikia, arba dar mažiau. Ir vat mes taip varijuojam pagal, ką žmogus sako, kokie skundai, koks gyvenimo būdas ir kokie kraujo tyrimai. Nes vat aš galiu dar irgi vieną tokį pasakyti dalyką, pastebėjimą, aš į socialinius tinklus gaunu belė kiek prašymų, pažiūrėkit gydytoją, ar normalus tyrimas. Man parašo žmogus, progesteronas toks ir toks, ar čia norma? Ir aš nesuprantu, čia lygiai tas pats sakyt, raudonų plytų namas, ar gražus gydytoja, pasakykit. Ką aš turiu atsakyti? Yra skaičius ir yra hormonas. Ir kokia laboratorijos norma? Aš net nežinau žmogau, kiek tau metų, kokia tavo lytis, koks saugis svoris, kokios kitos lygos. Čia neįmanoma taip atsakyti, žiūrint pliką skaičių, dėl to visą laiką reikia žinoti bendrą vaizdą. Ir būtent dėl to žmonės, netgi sveiki, kurie nieko nesiskundžia, privalo reguliariai atlikti bent kartą per metus. Reguliariai. Kodėl tai yra reikalinga? Tam, kad aš žinočiau savo normą. Jeigu aš, pavyzdžiui, kasmet darau tyrimą ir jaučiuosi puikiai ir žinau, koks yra skaičius man geras, tai netgi jeigu vėliau jis yra normos ribose, truputį pakeitęs ir man nėra gerai, tai rodo, kad man šis skaičius nėra geras. Ir tai labai svarbi yra informacija iš tikrųjų, nes tas tarpas normų jisgi labai didelis. Jis labai didelis, tai va, kaip aš sakau, aš tokią irgi frazę sugalvojus, kad batas, sveikata tai nėra kaip batas. Pavyzdžiui, tu nešioji, kokią išmerą? 39. 39, va mano kiem antra. Man netiktų niekaip tavo batas, tau mano būtų per didelis. Kad ir koks jis geras bebūtų, mes esam kiekvienas individualus ir aš nežinau, iš kur tie mitai kyla, bet mes visada priimam tą informaciją kažkodėl, tai ne iš specialistų, ne iš gydytojų. O vat kaimynė, mama, teta, vat kodėl taip yra, man kyla klausimas, kas daro įtaką žmogaus apsisprendimui vienokio ir kitokių dalykų, iš tų žmonių, kurie neturi kompetencijos kažką patarti ar kažką pasakyti. Aišku, nusipirk čia labai graži suknelė, tam patart kažką tokio, tai turi kompetencijos visi. Tačiau sveikatos klausimai kažkokie, ar finansų klausimai galiausiai, ar kažkokie, tai nežinau, namo statybos klausimai, tai jau mes turėtume tokiais rimtesniais klausimais kreiptis į specialistus. Man atrodo, čia, žinai, apginsiu galbūt tos žmonės, nes tai ne tik tai išsilavinimo trūkumas, žinai, šitoje vietoje. Ir neprivalo visi visko žinoti, tiesa, bet tai yra galbūt dar toksai susiformavęs nepasitikėjimas gydytojais, nes laiko yra per mažai, man kažką ten tipo tokio paviršutiniškai atsakė. Tiesiog kartais susidaro toks įspūdis, kad gydytojai išrašo vaistus tiesiog ant greito, kad tu atsiknystum nuo manęs. Tai čia yra ir eik ir gerk. O dar žinai, kas yra blogiau, kai gydytojas neišrašo vaistų, o sako, kad reikia gerai miegoti. Taip, čia taip pat blogiausias gydytojas. Čia blogiausias, tai aš netgi postą. Taip, netgi jeigu konsultacija yra mokama, tai dar yra blogiau. Sumokėjo pinigus ir nieko jam nepasakė. Negavo ir nieko jam nepasakė, nes labai yra daug tokių atvejų, pavyzdžiui, cholesterolio pakitimai, sakai, žuvį valgyk, polifenolius, antioksidantų, omega 3, sudėlioji žmogui planą
Ir čia jau, wow, žinai, shortcut in the brain. Ką čia dabar, kaip čia ką daryti? Nes paprasčiau, tikrai yra žmogui paprasčiau, ir aš irgi juos suprantu, kad būtų taip lengva, išgeri tabletėlę kokią ir nušvinta pasaulis, dėja taip nėra, arba tai yra narkotikas kažkoks. Nu, nėra tokio dalyko, nėra sveikata, gera savijauta, tikslų siekimas, na tai nėra kažkoks, vat, kažkiek specialistas gali palengvinti, sutaupyti laiko, sutaupyti pinigų, pasakyti tą, sudėlioti planą, tą receptą sveikatos, būtent konkretų tau, tai vat tu tą darai, aš tą darau, galim kažkiek padėti, bet vis tiek viską tai žmogus turi pats daryti, vis tiek jis viską turi. Būtent, tai yra labai geri žodžiai, nes žmonėms atrodo, kad gydytojas gydo žmonės. Žmonės gydosi patys, gydytojas tik tai nukreipia, turi tam tikrą informaciją, receptą, kažkokį tai įrankį. Žinai, aš savo veiklą taip ir pradėjau, nes visų pirma buvau farmacininkė, irgi dalini patarimus, dalini ten kažkokius vaistus, papildus, sveikatinimo, žinai, specialistas. Tada prisidėjo sportas, mityba ir vėl dalini patarimus, dalini dietas, sakai, ką reikia daryti. Ir žmonės kažkodėl, kad ir kokie būtų geri patarimai, negali jais naudotis. Jie tarsi negali paimti, žinai, nors atrodo viskas yra akivaizdu, viskas jums, viskas taip. Ir vat, nes... Bet, žinai, po to priejau prie psichologijos. Ir dabar supratau, kad kartais tai yra natūrali kliento, paciento būsena, kai jis mums priešinasi. Todėl pakeičiau, žinai, visą tą taktiką ir dabar mano darbas, mano užduotis yra padaryti taip, kad pacientas vos nes pats prieitų prie tam tikrų išvadų ir galėtų gyventi pagal tas rekomendacijas, kurias dažniausiai jis turi begalę. Daug. Ir sako, reikia tų begalės. Būtent. Paskestais toj begaliai tų patarimų ir tiesiog geriau turėti vieną savo specialistą. Va, tu kaip ir sakei, kad ir gydytojai atmestinai kažką padaro. Nu taip, dėl laiko stokos valstybinėse įstaigose 20 minučių. Ir dar aš iš šeimos gydytojų girdėjus, kad dar ateina, dar ir vaikų išrašykit vaistą ir dar ką. Ir neįmanoma tada visko spėti ir gydytojai vargšai lieka po darbų ir tada kyla toks pasipriešinimas ir vėl čia jisai atėjo ir vėl čia, tiesiog aš abi pusės puikiai suprantu, tai vienintelė išeitis, susirasti savo tą specialistą, nes kaip ir sveikatai, kaip ir visur, va, pavyzdžiui, manikiūrininkė, aš savo turiu ir aš ją labai patenkinta. Ir aš neinu kitur, man viskas, kad ir kur ten kitur, ten brilikais, briliantais būtų apdėta, man tiesiog gerai čia. Bet vat paieškoti, kol tu surandi, tikrai reikia. Žiūrėk, pradėjom truputį apie psichologiją kalbėti ir aš visada turiu tokį palyginimą, kad psichologiniam žodyne mes vadinam tai emocijos. Mūsų reakcija į tai, kas vyksta aplinkoje. O jeigu fiziologiniam žodyne, mes galim tai vadinti hormonais. Nes praktiškai kiekviena emocija yra hormonų kažkoks kokteilis, kuris vienaip ar kitaip veikia. Ir kaip ir, ar kalbėsim, kad tai yra hormonai, ar kalbėsim, kad tai yra emocija, tai yra tiesiog atsakas į tai, kas vyksta aplink mane. Tai yra atsakas mano kūno, kol dar protas nesugalvojo atsakymo, kūnas jau žino. Dėl to labai reakcija. Reakcija yra momentalinė ir jinai nemeluoja. Ir jeigu mes turim ryšį su savimi, su savo kūnu, tai išsisprendžia irgi daugybė problemų. Tai yra ir mes suprantam savo poreikius. Taip, kada mes alkani, o kada mes norim miegoti, pavyzdžiui. Taip. Kada mes norim miegoti, o kada mums reikalinga kava. Taip, kada mes, kad ir nenorim su kažkuo bendrauti. Taip, kada mes norim atsiriboti nuo žmonių, kada mes norim to bendravimo. Ir jeigu kalbėti tavo kalba, hormonų kalba, ne, tai ten irgi kortizolis išsiskiria, taip, susierzinimas. Nežinau, apsikabinimo nori, oksitocinas. Ir prasideda visa ta pasaka, žinai. Taip. Bet čia apie kortizolį norėčiau sustoti ir truputį daugiau pakalbėti. Kortizolį? Gerai. Bet visų pirma paklausiu, ar mano tie teiginiai turi tiesos? Žinoma, turi. Tai visas organizmas yra vieninga visuma ir emocija, hormonai, viskas yra susiję, žinoma. Kortizolis. Kortizolis. Tai kortizolis tas blogietis, streso hormonas, kurį čia visi, wow.
Tai va, tai žodžiu, antinkščių žievė, mes ant inkstų turim 2 tokias mažytės liaukutės, jos nedaug gramų sveria, mes echoskopu netgi ne visada jas matom, jeigu stambesnis žmogus, bet jos gamina kortizolį, jos gamina kitus adrenaliną, katecholaminus, kitus streso hormonus, kurie ir kraujospūdį ir visus kitus dalykus. Tai va tas, kai išeini į sceną, atsistoja ir pradeda kaisti žandai, kai pradeda prakaituoti delnai, mušti širdis, taip tuksė, tuk labai. Tai va čia yra kortizolis, čia yra reakcija į stresą, nes kūnas, matydamas tarsi, kad yra pavojus, pavyzdžiui, viešo kalbėjimo baimė, suvokia tą viešą kalbėjimą, buvimas scenai tarsi, pavojus, smegenys mūsų neandertalietiškos, hipokampas, kuris yra čia gale, nes žmogus nedaug pasikeitė ten per tos milijonus metų, mes dar turim tų senienų, tų senų smegenų dalių, suvokia tai tarsi tą buvimą scenoje, kaip dabar mūsų puls liūtas. Nes pavojus lygų baimė, lygų reikia gintis kažką daryti. Tai va ir tos reakcijos. Blogos emocijos. Ir tai nėra blogos emocijos. Taip, čia labai svarbios. Taip, čia labai svarbu pažymėti, nes, žinai, pas mane, kai klientai ateina, jie labai dažnai turi tą blogą santykį su savim ir jiems visos šitos reakcijos tai yra kažkas maždaug, mano kūnas mane pavedė, arba mano kūnas blogas. Jis padarykit man kažką, žinai, padarykit jam kažką. Suburtų lasdelę, padaryk kažką, taip. Ir jie net nesupranta, kad iš tikrųjų visos tos reakcijos, netgi nemalonios, netgi sunkios, jos yra labai svarbios, labai reikalingos ir visada kūnas yra už mus, jis mums padeda. Jis yra mūsų draugas, reikia tik tai suprasti ir padėti jam, nepulti jo atgal. Nes, žinai, jeigu kalbėjau apie kortizolį, jisgi labai turi didelę įtaką svoriui. Turi. Apetitui, insulinui, nes per cukraus padidinimą, nes reikia mums energijos, nesgi pavojus, liūtas, puola, reikia bėgti. Iš kur energija? Kortizolis greitai raumenis nukeliauja, tuk, raumenyje duok man gliukozės. Tuk, kepenyje duok mums gliukozės. Kepenys išskiria didelį gliukozės kiekį, raumenys išskiria gliukozę, kraują šoka gliukozė, automatiškai insulinas paskui. Tai va, kodėl mes tiek daug ir mokomės, nes viskas čia yra labai sudėtinga. Kaip kortų namelis, vieną kažką pajudinsi, gali visą kitą sukristi ir tada labai sunku atstatyti. Ir tikrai nėra taip, kad viena tabletė ten, jeigu mažinam cholesterolį, tai kažko kito nedarom. Ir čia iš tikrųjų dabar pasakai, kad būtent dėl to ir dietos kaip tokios siauros dietos neveikia, nes tai yra kur kas platesnė tema, didesnė tema. Ir kaip sakiau pradžiai, kad realiai hormonai įtakoja mūsų nuotaiką, mūsų išvaizdą, mūsų apetitą, mūsų charakterį netgi tam tikrą prasme, nes kas tai yra charakteris, tiesiog mūsų reakcijos, kurios daugybę kartų pasikartoja ir tapo kažkokiu tai pagrindu gyvenimo. Ką patartum žmonėm, kurie vis dar tiki, kad jie gali sumažinti streso lygį gyvenime? Aš manau, kad tai yra neįmanoma, kadangi mes gyvenam gyvenime, kur to streso visada bus, reikia mokėti reaguoti į tą stresą. Tai sumažinti gal ne paties streso, nes neišbėgsi tu iš mūsų 21 amžiaus Vilniaus centre. Jau vien tas eismas, važiavimas boltų, vairavimas jau yra stresas. Nepabėgsi gimiškus kažkaip sumažinti. Telefone daugybė informacijos iš visų pasaulio kampučių. Daugybė informacijos, tas skrolinimas, čia karas, čia dar kažkas. Tai tiesiog gal šiaip pati, ką darau patarimai, kad atsijungkit bent 15 minučių per dieną apskritai nuo bet ko. Išeikit, pasivaikščiokit, pabūkit. Tiesiog atsijungt, kad mūsų kūnas negautų jokių dirgiklių, nes bet koks toks staigesnis dalykas, žadintuvas, viskas yra signalas antinkščiai pukšt. Spaikina, didėja kortizolis, reakcija, reikia kažką daryti. Visada reikia kažką daryti ir aš esu pastebėjus, kad irgi ta įtampa, kai aš leidžiu savo atsipalaiduoti, smegenys viduje toks FOMO, fear of missing out, atrodo, kodėl aš čia, kaip čia aš dabar Ieva, kiti tai kažką daro, kodėl aš čia leidžiu savo dabar ramiai pabūti. Ir tai yra normalu, pabūti ramiai. Vėlgi tas streso mažinimas, miegas, kažkokia tai mėgstama veikla, labai gerai pabūti be reakcijos, kaip aš sakau, kada yra mėgstama veikla.
Vienas mėgsta megzt, kitas mėgsta rankas į žemę sukišti, kažką sodinti augaliukus. Monotoninis kažkoks darbas. Visiškai, kad apie nieką negalvoji. Atsijungimas. Aišku, medituoti pradėti taip tikrai labai sunku, nes čia tos mintis, kiek čia dar tos meditacijos liko, kiek čia to laiko liko, aš bandžiau irgi man kažkaip netinka, man bėgimas padeda medituoti. Taip, bet čia irgi meditacija. Susirasti savo kažkokią tai veiklą ir... Šiaip aš tai taip griežtai su savim ir su savo stresu. Aš turiu 2 taisyklės, baimiai, stresui, bet čia mano tokios asmeninės, bet jau tokios griežtos. Tai kai skauda, kai sunku, kada didelis stresas, tai aš turiu vieną sakinį. Ieva, žinau, kad tai pasibaigs ir aš tada nurimstu. Aš žinau, kad tai baigsis, kad nebus visą laiką to pavojaus, kad vis tiek bus saugumas. Ir antras, juk tu nenumiriai praeitą kartą, kai tai darei, tai ir dabar nenumirsi. Viskas, tai pasibaigs ir aš nenumirsiu. Ir aš tada einu, darau absoliučiai viską. O tu darai labai daug. Darau, dar ir daugiau galima būtų. Tai va, tai tiesiog gal atrasti savo kažkokį tai saugią salą, saugumą kažkokį va tokį, ar frazę, ar kažkokį žmogų, gal pasikalbėjimas iš tikrųjų, išsakymas savo emocijų, nes įsivaizduok, mes visi nešiojam po tokį va akmenuką, vienų akmenukas va toks didelis, kurio net pastumti neįmanoma, kitų mažiukas, kitas dar kišenį. Ir va tu, kai nešita, ir čia užgriuvęs svoris, tada ir stuburas skauda, ir pečius skauda, ir žmogus toks auga. Ir svoris auga, ir žmogus va toks visada nusivylęs, tai ta, kaip aš sakau, svorį, ne fizinį svorį, bet emocinį, labai gerai pasikalbėti. Jeigu neturite artimo žmogaus, kuris suprastų, yra vėlgi specialistai, žmonės, kurie mokėsi yra tam, vat kad ir tu, aš manau, tikrai gali tai padėti. Taip, iš esmės tai yra, žinai, pagrindinė mano darbo dalis, padėti žmogui išsikraut. Kitas dalykas yra tie giluminiai, žinai, įsitikinimai, kuriuos mes su savim nešiojam. Tu pradėjai kalbėti apie tai, kad negali sėdėti be darbo, žinai, negali sėdėti ir nieko neveikti. Gali, bet čia, žinai, daugybė žmonių negali ir tai irgi atėję yra iš vaikystės ir tai yra dažnai antsvorio emocinio valgymo priežastis. Nes jeigu aš savo neleidžiu ir tokie žmonės prisimena, žinai, situacijas iš vaikystės, kai jiems neleisdavo sėdėti be reikalo. Taip, tu turi visą laiką kažką veikti. Tu turi visą laiką kažką dirbti. Ir dabar, kai jie yra jau suaugę, jie jaučia labai didelę kaltę, jeigu tiesiog atsisėstų, žinai, pasėdėti ir nieko neveiktų. Tada užkandis maistas yra tarsi legalus būdas atsipalaiduoti. Nes vaikystė musgi gyrė, kai mes viską suvalgom, kokia šaunuolė, geras apetitas, kaip tu gerai, kad viską suvalgiai. Už tai gyrė, bet užtat pasėdėti be reikalo negalim. Ir tada mes turim tokį, žinai, įsitikinimą, kad jeigu aš noriu pasėdėti, aš pavargau, tai aš privalau kažką kramtyti ir tada niekas prie manęs nelys. Ir labai yra sunku perauklėti tos klientus, žinai, parodyti, kad tu gali tiesiog sėdėti ir kitų momentų gali tiesiog valgyti. Nes kuo daugiau sulypusių yra tų tokių, žinai, įpročių, savokų, tuo mums sunkiau yra kartais toks gyvenimas tampa sumaišytas, nesuprantu, kas vyksta. Tai apie emocijas labai gerai kalbi, nes ir tu kaip gydytoja, kuri dirba su cheminėm medžiagom realiai, hormonai, išvardėjai, kad kone svarbiausias yra ne tik miegas, kas irgi atrodo fiziologiniai dalykai, ne, maistas, sportas, bet ir aplinka, kurioje mes esame, kurioje mes užaugom, ką mes išsinešam, kokiais, aš tai vadinu, žinai, per kokius akinius mes matom pasaulį, kaip mes į jį reaguojam. Nes daugybė yra situacijų, kai, pavyzdžiui, 10 žmonių toj pačioje situacijoje, kokioje nors stresiniai, elgsis visiškai skirtingai. Vienas puls į paniką, kitas verks, trečias tiesiog nieko negalės daryti, o atsiras tikrai žmonės, kurie pozityviai žiūrės, kurie planuos kažką, kurie kažką veiks, burs, ramins ir taip toliau. Ir čia viskas priklauso nuo mūsų požiūrio, kaip mes jaučiame šitam pasaulyje, kaip mes save suvokiam. Todėl, kadangi hormonai yra reakcija į tai, kas mus supa, tai emocijos, psichologija yra labai svarbi šito dalis. Labai gerai paminėjai, kad labai svarbu, kas mus supa. Tai va, įsivaizduok, auga kriaušė, graži kriaušė kabo ir šalia pradeda pūt kriaušė. Tai ta, kuri pūna, prisiliečia prie tos šviežios, gražios ir jinai apkrečia savo puvimu. Tiesiog taip yra ir čia va tie gal mūsų
santykiai su žmonėmis, vėlgi, kaip aš sakau, ta toksiška darbo aplinka, ar tu gali būti buvimo aplinkoje kaip ta kriaušė, šviežias, švarus ir nepaliestas. Nu, negali būti. Tai vat kartais reikia nutraukti tam tikrus ryšius. Dėl to aš manau, kad visos tos bendruomenės, ar sveikos mitybos, ar kažkokios sporto bendruomenės, tu jau esi aplinkoj tų žmonių, tam burbule, kurie turi bendrą tikslą. Ne va tai va sėdi, kad pasiginčyt su kažkuo viens priešais kitą, bet jūs sėdit vienoj barikadų pusėj vardan bendro tikslo, kad jaustumėtės geriau, kad pasiektumėt savo tikslų gyvenime. Tai vat manau, kad šitam dalykui dar irgi aplinka tos bendruomenės yra labai svarbu ir labai labai faina. Aš iš vis tikiu, kad mūsų gydo ryšiai. Žmonės, mes keičiamės apsitrindami kitą žmogų ir dėl to kartais, žinai, kai klientas klausia, tai kokiais metodais jūs dirbat, taip, arba kokią dietą jūs siūlot. Dieta. Ir tada atrodo, kad, na, aš esu kažkoks žmogus robotas, kuris turi tiesiog, žinai, stalčiukus ir ten metodai. Toks metodas, taip. Toks įrankis, toks skalpelis, koks nors, ne? Taip. Bet iš tikrųjų žmonės keičiasi ne dėl šito, o būtent dėl kontakto, dėl ryšio ir kai aš dirbu praktiškai su žmonėmis, kurie turi antsvorį, žinai, jie jaučiasi dažnai nesaugus. Ir man atrodo, ir tikrai taip yra, kad kartais aš esu vienintelis žmogus, su kuriuo jie gali turėti tą saugų ryšį, kuriame niekas nevertina, nekritikuoja, kuriame priima visas tavo emocijas, visas tavo klaidas. Taip, nes tai irgi labai, man atrodo, svarbu paminėti ir tau, ir man bus, kadangi žmonėsgi dažnai neina pas specialistus, būtent dėl to, kad jie bijo arba jaučia gėdos jausmą, kad, žinai, ateisiu ar pas tave, ar pas mane, ar pas kažką kitą ir pamatys žmogus, žinai, tu iš tyrimų kraujo pamatysi, koks žmogus pamatysiu, viską žinosi. Visas nuodėmės. Visas nuodėmės. Nu ir tada pamokslausi, kritikuosi ir jau žmogus, jeigu taip, žinai, gali dar veidą laikyti, nu tai jau vėliau nebegalės. Ir tai irgi yra priežastis, kodėl daugybė žmonių atideda. Vat neseniai turėjau klientę, kuriai sakau, tai okei, tvarkoj, galime tada pažiūrėti, kaip jūs valgote, nes aš dietų nesudarinėju, o individualiai žiūriu į dabartinę situaciją, darbą, visą kitą, sakau, tai siūskit tiesiog nuotraukas, ką jūs valgote, pažiūrėsim pagal faktą, ką mes galim pakeisti, kas jums būtų nesudėtinga, bet turėtų reikšmę, žinai. Ir tada yra, oi, ne, man labai gėda jums bus rodyti, kaip aš iš tikrųjų valgau. Ir tai yra toksai, žinai, norėtųsi rėkti apie tai, kad mes nesam tam, kad jūs smerkt, kad jūs tikrint, kad jūs kažkaip vertint. Ir kartais tas specialistas, geras specialistas, yra vienintelis žmogus, prie kurio tu gali būti apsinuoginęs ir saugus. Taip, tikrai taip. Ir dar ir praeitą savaitę netgi turėjau tokių situacijų, kur žmogus ar dėl rūkymo, ar dėl kažkokio nelegalių steroidų vartojimo sako, gydytoja, galit nerašyti man į ją sveikatą. Tai reikalas tas, kad niekas ten toje sveikatoje, jokie giminės, niekas nematys tos informacijos, tik jūs ir gydytojas. O tiesiog yra ta Hipokrato priesaika. Mūsų medicininė etika, mes niekada neviešinam jokių duomenų. Niekada niekur. Nu, čia būtų labai baisus pažeidimas. Bet gydytojas atrodo toks, žinai, protingas, svarbus, reikšmingas žmogus, viską žinantis. Ir kai aš ateisiu toks paprastas, kuris blogai valgo, blogai miega, rūko geria, nu tai iškart, žinai... Nu, bet tai tam ir ateinat jūs pas mus, nes mes mokomės tuos 20-30 metų visą gyvenimą, kad jum padėtume. Čia nėra net tai padėtume, nes koks dar smerkimas, mes esam vienoj barikadų pusėje ir kartais aš net esu ir su darbdaviais, nu netiesiogiai, kaip parekomendavus ir advokatę pacientį ir ten dėl darbo vietos pakeitimo, ta prasme mes visada esam vienoj pusėj ir mes už jūs, pavyzdžiui, man sako daktarė, bet čia labai brangus vaistas, nu tai gerai, aš sakau, važiuokit, išsigūglinam kokioj vaistiniai ten kokios nuolaidos. Mes visada esam su žmogum toj pačioj pusėj, nes mes turim tą patį tikslą, kad žmogus jaustųsi kuo geriau ir kad jisai būtų sveikas, ar koreguoti lėtinę ligą, kad jisai būtų kuo optimalesnėse normose, arba užsimti prevenciją, kad nebūtų tų ligų. Ir vat iš kur ta baimė? Galbūt
kažkokia tai iš vaikystės, vat, kaip tu čia dabar verki, ką tu čia darai, jaunutė, tai 10 gavo, tu čia vat, kažkoks tokia vat baimė vėl būti pasmerktam lyginimui. Iš tikrųjų, lyginimai, kalties, gėdos jausmas pastovus, toksai giluminis, atrodo, žinai, dėl visko, tiesiog dėl to, kad kvepuoju. Ir atrodo tada, o ką tada daryti, o kaip čia egzistuoti iš vis. Tai, ir tokiais atvejais irgi gaminasi labai daug kortizolio. Ir ne tik. Labai daug kortizolio, kortizolis didina cukraus kiekį, cukrus insuliną, insulinas apetitą ir volia, ir mes turim tokį didelį užburtą ratą. Jo, iš kurio sunku išeiti. Ieva, pakalbėkim dar apie jaunystę. Nes hormonai turi labai didelę įtaką jaunystėje ir iš tikrųjų, kai tam tikri hormonai baigėsi, jeigu galima tai baigėsi. Tai vyro moterim baigėsi. Tai žmogus pradeda staiga keistis. Ir keičiasi ne tik jo išvaizda. Taip, nes jeigu dabar pakalbėtume apie testosteroną arba estrogenus, tai keičiasi ir jo išvaizda. Taip, nes nežinau, ir charakteris, ir nuotaikos tos pačios. Ir kartais žmonės net sako ten apie vyrą, pavyzdžiui, nežinau, ką su juo daryti. Jis tiesiog gal jis tingus, žinai, atsisėdo ant sofos ir niekas jam neįdomu, jokių tikslų nėra, apie nieką nėra pakalbėti, pasikeitė. Gal tai depresija, gal dar kažkas. O man atrodo, pradėti reikia nuo fiziologijos. Ir užsienyje tikrai žinau, kad tai yra kur kas populiaresnė praktika, ta pakaitinė hormonų terapija, kuri prailgina tą jaunystę. Žinai, kaip memai, mes matom internete, pavyzdžiui, kai lygina mūsų močiutes ir to paties amžiaus moteris. Užsieniai jos atrodo visiškai skirtingai, bet niekas nekalba apie tai, kad tikėtina, kad ten tas skirtumas yra būtent dėl pakaitinės hormonų terapijos. Bet aš gal papasakosiu, kaip čia. Nu, pavyzdžiui, moterį, mane 50 metų menopauzė. Kiaušidės nebegamina estrogeno, progesterono, moteriškų pagrindinių hormonų. Ir tos visos karščio bangos, karščio pilimai, perimenopauziniai simptomai. Ir žinom, ir dabar pagalvokim apie ne tik fiziologiją, bet ir apie psichologiją, kaip gamta sudėliojo. Vyras nebeturi testosterono daug, sėklidės nebepagamina tiek, kiek reikia, kiek jaunystėje buvo. Moteris nebegali susilaukti vaikų, nes nevyksta ovuliacija, nėra estrogeno, progesterono. Ir žiūrėkit, staigus senėjimas. Žinoma, tai yra susiję dalykai, nes estrogenas, testosteronas, tai yra grožio, tai yra, pavyzdžiui, povai, kokie gražūs, jie vilioja pateles ir charakterį. Nes, žiūrėkit, smegenys, kol vyksta visa ta reguliacija, kol yra reprodukcinis amžius, moterisgi gražios, tai ten ir libido didesnis, pritraukti vyrai, raumenų masė didesnė ir viską, nes tikslas, koksai yra, vėlgi mūsų tos neandertalietiškos smegenys, vėlgi visa reprodukcinė sistema, pritraukti kuo stipresnį, kuo gražesnį, kuo sėkmingesnį partnerį, kad susilaukti stiprių palikuonių, kad pratęstumėte savo liniją. Ir kai susilaukėt, netgi ir po vaikų susilaukimo kartais prasideda tas, galima sakyti, senėjimas. Taip, nes žiūrėkit, funkciją jūs savo kaip ir pagrindinę tą geno pratęsimo įvykdėt, kam jums reikia šitų gražių plaukų. Gamta tai padarė. Bet mes nesam gyvūnai, tokie jau paprasti. Nepaprasti. Truputį. Taip, mes galim pratęsti savo šitą visą grožį. Taip, šiuolaikinis pasaulis iš tikrųjų diktuoja tokias sąlygas. Ta jaunystė prailgėjo, taip, ir jeigu ten prisimint, nežinau, prieš 30-40 metų moteris, kurie yra 40, jau nurašyta psichologiškai irgi emociškai ir kartais ir visuomeniai. Ir dabar yra visai kitokie laikai, kai mes ir norim, ir galim. Ir kartais kūnas mūsų pasimeta, dėl to, kad ir streso yra daugiau, ir jis pasiduoda truputį anksčiau. Ir iš savo patirties, iš klienčių patirties, ką aš girdžiu, žinai, tų moterų, kurios yra arti menopauzės, jos bijo, jos įsivaizduoja menopauzę kaip laikotarpį, kur jos staiga pasens ir nėra jokios vilties, kur svoris augs ir nėra jokios vilties, kur, jau nieko neįmanoma padaryti, belieka, žinai, rankytes sudėti ir laukti mirties. Ką tu galėtum pasakyti? Ką galėčiau pasakyti? Tai visų pirma, kreiptis į gydytojus, pasidaryti tyrimus, žinoma, akušeris ginekologas, išsitirti. Tai čia jau ta iš tos medicininės pusės. Jeigu reikia pas endokrinologą, išsitirti skydliaukę.
pagalvoti apie pakaitinę hormonų terapiją. Nes dabar mes kaip ir tokių gairių, kad va, tau skiriam, o tau jau neturim. Visą laiką yra bendravimas, visą laiką yra žmogus toleruoja, kaip jisai jaučiasi, kokie yra menopauziniai, perimenopauziniai simptomai, visas gyvenimas. Va. Ir turėjau nesenai moterį, 45 metų, simpatiška, tikrai faina moteris, pacientė, atlikusi kaulo tankių tyrimą. Reikalas tas, kad staigus estrogeno sumažėjimas ir ankstyva menopauzė yra susijusi su didesnė osteoporozės rizika. Tai yra kaulų retėjimas, kada trapūs kaulai, kada va, tiesiog prisilieti ir lūžta. Ir lūžta. Tai tos istorijos, kai moteris tiesiog truputį užsigavo, nukrito. Taip, tiesiog truputį užsigavo ir turi klubo lūžį, stuburo lūžį. Tai va, vėlgi tai yra susiję ir su mūsų, atraminė sistema. Vėlgi tai mes visada žiūrim ir ta moteris sako, man prieš pusmetį pradėjo pakaitinę hormonų terapiją. Ir jokių simptomų nejaučiu, jaučiuosi puikiai, tai mes aptarėm kaulų reikalus, pasiskyrėm tą prevenciją, vitaminas D, kalcijai, visi kiti dalykai. Tai tiesiog vėlgi sakau, noriu pabrėžti, kad kiekvienas šitas atvejis yra individualus. Konsultuoti su specialistais, o žinoma yra tas dalykas. Pakaitinė hormonų terapija, vėlgi akušeriai, ginekologai gal daugiau galėtų papasakot, ar ten šeimoje buvę kokie krūties vėžio atvejai, dar kažkas. Tai vat viskas nuo to priklauso. Dar noriu tavęs paklausinėti tokią temą. Moteris dabar skundžiasi labai dažnai, kad vyrai sumoteriškėja. Oi. Ką žinau, dėl auklėjimo, dėl madų, bet man atrodo, hormonai ten irgi prisidėjo. Ir hormonai, ir ne tik hormonai, va, tu kaip sakai, mes žmonės, esam biopsichosocialinės būtybės. Nes mes turim tą frontalinę skiltį, kur mes turim visas savo moralinės normas, socialinės normas, ko neturi beždžionės ir visi kiti. Tai vat mes esam truputėlį advanced, kaip aš sakau. Arba ne. Taip, ir reikalas tas, kad vat ir tie lyčių stereotipai, pasiskirstimai pareigomis, visi kiti dalykai, šiais laikais taip, jie yra dabar truputėlį kitaip negu buvo anksčiau. Ir aš pastebiu tendenciją ir tikrai turiu ir 25 metų pacientų, ir 20 su žemesniais testosteronais. Pagrindinės priežastys - prasta miego kokybė, rūkymas, viršsvoris, judėjimo trūkumas ir kas vyrui labai labai svarbu - iššūkių gyvenime trūkumas. Nedaro iššūkių, nežinau, nesportuoja, nejuda. Tiesiog automatiškai didėjant svoriui, pasyvumui, mitybai, žalingiem įpročiam didėja riebalinė masė, riebalas. Reikalingas jisai mums kaupti medžiagą ir hormonų tam tikrų gamina, bet metaboliškai neaktyvus. Taip. Ir dėl to vyksta aromatizacija. Tai toks procesas, kada testosteronas virsta į estrogeną. Taip. Ir automatiškai tas, kaip moteriškėjimas. Tai norim tikėti, norim ne, bet tiesiog net ir emocijos tada truputėlį kitokios būna ir kitokie tie tikslai ir charakteris tokio vyro. Tiesiog taip yra. Taip yra, nes testosteronas jisgi už ką atsako. Tai yra ne tik raumenų masės, žinai. Ne tik raumenys, kaulai. Taip, tai yra apie ką? Tai yra apie veržlumą, tai yra apie agresiją, apie sveiką agresiją, sakykim taip. Taip, libido, vaisingumas, tikslų siekimas. Sveika agresija, aš tai vadinu. Taip, viskas apie sveiką agresiją. Užkariavimas ir taip toliau. Taip. Tai dar kartelį pakartosiu, kai auga svoris, testosteronas virsta estrogenu. Vyriški hormonai, pasakysiu paprasčiau, virsta moteriškais hormonais. Taip. Ir dar yra niuansas, kad pats tas svoris, tas riebalas, tai irgi yra kaip lėtinis, nedidelis uždegimas kūne visą laiką. Taip, žinoma. Kas irgi veikia ir kitų hormonų veikia visą organizmą. Taip, ir kraujagyslės, ir cholesterolio apykaita, kepenys, atsparumas insulinui, lėtinis uždegimas, tai jisai, galima sakyti, absoliučiai turbūt nėra tokios ligos, su kuo nebūtų susijęs lėtinis tas sisteminis uždegimas, autoimuninės ligos. Dėl to savo mytybą visada rekomenduoju, žinau, kad tu tą patį darai, mytybą, produktus, tam tikrą būdą, kaip valgyti, kuris pagrinde yra nukreiptas į uždegimo mažinimą organizme. Tai yra labai svarbu. Ir kartais mano vaikas, jam dabar 13, bet jis nuo pat mažumos
aš visada, žinai, mediciniškai namuose kalbėdavau ir jis juokėsi iki dabar iš manęs, nes aš visas ligas, visas būklės sakau, nu tai čia uždegimas kūne. Aš sako, valemba, visur pas tave uždegimas. Bet taip iš tikrųjų ir yra. Taip. Ir mes, jeigu nenorim gydyti simptomų paviršutiniškai, o norim išgydyti priežastį, tai mes visada turim žiūrėti į uždegimą. O kai yra, ūmus, vaistai gali padėti, bet kai jis yra lėtinis, mes privalome koreguoti savo gyvenimo būdą, mitybą, produktus, kuriuos valgom, miegą. Nes iš tikrųjų, kodėl... Gali dar tu pasakyti apie tai, ne, apie tą miegą, kodėl iš hormonų pusės, kodėl endokrinologai kalba apie tai, kad miego kokybė, miego higiena, aš tai vadinu, turi būti labai svarbi kiekvienam. Nes melatonino hormonas, gamyba jo yra susijusi su kortizolio apykaita ir yra susijusi su serotonino apykaita, tai yra mūsų tiek streso, tiek laimės hormonų. Kitas dalykas, mes daugiausia augimo hormono pasigaminam miego metu, naktį, 1, 2, 3 nakties, kada vyksta visi reparaciniai, tai yra statybiniai procesai, kada kūnas gydo pats save. Dėl to drožti visą laiką tą kūną, nemiegoti, mes negalime, mes turime leisti pailsėti, jam atstatyti, ne tik griauti, nes visada laisvėjai radikalai, stresas, prastas maistas kažkiek pagriauna per tą parą mūsų kūną, tai mes per naktį turim leisti regeneracijai. Tiesiog čia labai svarbu, žinai, pabrėžti, kad mes, mums atrodo, mes naktį ilsimės, o realiai organizmas stipriai dirba ir jam reikia duoti erdvės ir laiko, sukurti sąlygas, kad jis galėtų dirbti normaliai. Ir tada, žinai, čia yra ta draugystė. Nes jeigu aš turiu blogą ryšį su kūnu, tai aš jį visą laiką naudosiu. Aš pasakysiu negražiai, bet klientams taip kartais sakau, kaip pigia prostitutė, žinai, tiesiog, kiek galiu iš jos, žinai, išlaužti, tiek išlaušiu. Ir kas su ja bus, man dzin. Tiesiog, tokia yra kaina. Tai mes kartais taip elgiamės tiesiog su savo kūnu, kai neatsižvelgiame savo poreikius, savo pagrindinius, bazinius, labai svarbius poreikius. Ir emocijos, tarp kitko, šneka apie tos poreikius. Dėl to irgi, kai žmogus sako, reikia sukontroliuoti emocijas, padarykit, išmokinkit mane. Čia kažkas mano, žinai, labai dažna kategorija mano klientų sako, žinai, bet aš kažkada galėdavau. tą daryt, o dabar nebegaliu, padaryk man ką nors, kad ir vėl galėčiau, žinai, maždaug, davai, tu dabar būk tas žmogus, kuris mane prievartaus. Ne, sakau, aš šito žaidimo nežaisiu. Ir man atrodo, tai yra labai svarbi švietimo, žinai, tokia žmonių švietimo dalis, kad būkit savo draugais. Ir tada viskas, kūnas irgi, žinai, galės atsiskleisti ir būti toks, koks jis turi būti. Juk joks kūnas nėra sukurtas tam, kad mums trukdytų. Kad mums, žinai, nežinau, gadintų planus dėl to, kad jis ten neišsimiegojęs arba savo ligas ten kištų, kai jos neįtema. Arba, žinai, kai viena klientė sakė, nu, vat, aš tokia protinga, tokia faina, žinai, visą kitą, apsimokslinas, nu ir tas, vat, kūnas, kuris ten, žinai, vat, reikia į kažkur, žinai, tampyt, tai jis to negali, tai to, galit kažką man, tipo, padaryti. Tai, vat, taip. Man atrodo, tavo darbas ypatingai yra svarbus tuo, nes jis yra apie visą kūną, apie visą žmogų, apie tai, kad mes esam sistema, kaip sakai, biopsichosocialinės asmenybės. Robotai, ne. Ne, tikrai ne. Bet iš tikrųjų kūnas, man atrodo, kartais primena tokią laboratoriją, gamyklą, kur kiekvienoje ląstelėje vyksta. Iš vis nesuvokiama, mes suvalgom pieną, suvalgom kiaušinį ir kūnas taip suskaido, pavyzdžiui, akies ląstelė užauga iš to kiaušinio suvalgyto, odos ląstelė, wow, tai jūs įsivaizduojat, mes suvalgom maistą, kuris va taip vienaip ar kitaip atrodo, jį suvirškinam ir tada kūnas išaugina tą, ką mums reikia, vat nagus išaugina. Taip. Oda, tai čia, wow, man atrodo, tokį nuostabią mašiną tokią turim, tai reikia rūpintis. Jo, tai yra labai gražus žodžiai, kuriais galėtume šiandien baigti. Nes tai yra, žinai, kaip odė gyvenimui, odė mūsų kūnui, toks viešas meilės prisipažinimas apie tai, kad iš tikrųjų kas yra svarbu, ne? Ir nebijokit eit pas gydytojus, ypatingai tokius švelnius ir rūpestingus kaip Ieva. Bet žinau, kad Ieva griežta yra pakankamai. Ieva, papasakot trumpai apie savo bėgimą.
Apie bėgimą, ką dabar papasakot? Aš net nežinau, ką papasakot. Nu, man bėgimas yra kaip meditacija ir manęs dar... Taigi sąnarius sugadins tai blogai. Nu, mitas, čia yra didelis mitas. Man bėgimas yra labiau mano charakteriui ir mano emociniai ir psichiniai būkliai negu fiziniai būkliai. Tai negana to, kad aš jaučiuosi gerai po bėgimo, kad aš kažkiek daugiau galiu suvalgyti, kad hormonai gerai veikia po judesio, bet aš pradedu rytą nuo bėgimo ir aš jaučiu kažką nuveikus, tas dopaminas atpildo hormonas. Tai labiau, kaip aš sakau, mental health negu fiziniai. Būtent ir šitai žodžiais ir baigsiu, nes žinokit, sportas, bet koks, jis nėra apie lieknėjimą. Tai nėra atidirbimas maisto, tai nėra kalorijų deginimas, tai nėra apie lieknėjimą. Sportas yra apie bendrą sveikatą, apie gerbuvį, apie galimybę gyventi geresnį gyvenimą, gauti tą, dopaminą, gauti gerų narkotikų, tai linkiu jums įsiklausyti į Ievos žodžius. Ieva, ačiū labai, Ačiū kad atėjai. Ačiū.